Šiandieną mes sutinkame dar kartą. Ir tai yra Sumų gimnazijos mokinių tarybos žinios. Ir aš esu Vytautas. Vasario 2 gimnazijoje vyko visuotinis seniūnų susirinkimas. Pagrindinė susirinkimo tema – uniformos. Svarstėme, kaip skatinti dėvėti uniformą, kodėl mokiniai nedėvi uniformos ir galiausiai paklausėme savęs, kam ta uniforma. Vasario 9 mokykloje šventėme vasario 16 minėjimą. Po dienos, vasario 10 Alsamų gimnazijos organizavo akustinį vakarą partizanų šūvių laidais. Šiuo renginiu mes stengiamės paminėti ne tik 1949 partizanų pasirašytą Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaraciją, bet ir prisiminti visas Lietuvos partizanų aukas. Vasario 22 gimnazijoje vyko apvaliojo stalo diskusija. Šios metu mes diskutavome apie verdantį gyvenimą mokykloje bei opiausias problemas. Vasario 23 gimnazijoje vyko kol kas paskutiniosios Alsamų gimnazijos trečiosios laidos išlydėjimas į pasaulį, į gyvenimą. Juk nuo šios sekundės pradėjo tiksėti paskutiniosios sekundės. Vasario 24 šį penktadienį Alsamų gimnazija organizuoja sveikatingumo viktoriną. Prisijunk ir tu per 3., 4. ir 5. pertrauką. Vasario 27 pirmadienį prasideda Jazz Dance turnyras. Tai tiek šiam kartui ir iki kito susitikimo.